Tėvai, kurie pastato vaikų kambariuose va tokias taupikles ir sako močiutėms, tetoms, draugams ir patys, meskite čia mano vaikui pinigus, mes taupame jo ateičiai. To daryti nereikia būtent tokiuose dalykuose. Tokiuose taupyklėse yra smagu taupyti ir pripratinti vaiką, kad jisai gali mesti čia pinigus. Ir iš tų pinigėlių mes rytoj, poryt, o gal po savaitės eisime į teatrą, eisime nupirkti tavo išsvajotą žaislą. O galbūt eisime už tuos pinigus į vaikų kambarį ir mes juos paskaičiuosime, išimsime kartu, įsidėsime į mamos piniginę ir ištrauksime tada, kada reikės mokėti gerai. Ir vaikui tai yra labai linksma ir faina. Bet taupyti metai iš metų tokiuose taupyklėse jau ne tai, kad nemadinga, tai yra negerai, todėl kad čia yra pinigai suvalgomi infliacijos. Jūsų pinigai po 3, po 5, po 8 metų nuvertėja. Ir šie pinigai, kurie čia prisipildo ir jūs jų nekliudote, negalvokite, kad tapsite turtingesni ar padarėte gerą sprendimą. Pats geriausias sprendimas yra taupyti per kaupiamą į gyvybės draudimą. Kodėl? Pirmas dalykas. Gaunate draudimą, kuris galioja visam pasaulyje 24 valandas per parą, jeigu tau jo reikia. Antras dalykas, jūs įmoką pasirenkate tokią, kokią norite taupyti kiekvieną mėnesį savo vaikui, o gal netgi vaiko pinigus, kuriuos grąžina jums valstybė. Trečias dalykas, jūsų pinigai yra visą laiką įdarbinti. Jie uždirba jums papildomus pinigus tada, kada jūs dirbate, tada, kada jūs miegate, tada, kada jūs keliaujate, tada, kada leidžiate laiką su vaikais. Jūsų kiekvienas įdėtas centas dirba, o čia miega, jūs juos užmigdote ir po 5 metų šita pinigų suma jums tiesiog nieko